Treneri, turbūt ne pirmą ir ko gero ne paskutinį kartą Juventus komandai koja pakišo rungtynių pradžia. Jo, eilinį sykį mes pradžias kažkaip tai pradedam labai sunkiai ir šitos varžybos buvo neišimtis, kadangi praleidom pradžią vėl 11-1 ir atidėm iniciatyvą, davėm mes laisvų metimų ir paskui iš tos atkarpos sunku jau kapstytis buvo. Aš žinau, kad treneri niekada nemėgstat kalbėti apie teisėjus, bet šiandien pabaigoje toks vaizdas buvo, kad tos rungtynės išvis virto farsu, nes tokias pražangas buvo švilpiamas, kur... Aš galiu sakyti, aš ir nenoriu komentuoti, aišku, reikia prisitaikyti. Be abejo, buvo tokių abejotinų švilpukų, bet čia yra krepšinis. Važiavomės į kitą šalį ir pripažinti reikia tai, kaip jie švilpia, o ne taip, kaip mums atrodo. Treneri, turbūt po didžiosios pertraukos, ypač kai iškrito Žydrūnas ir Vaidotas, tapo visai nebloga treniruotė, nes galėtų išbandyti tam tikrus manevrus, kurių realiai niekada lyg ir nebuvo anksčiau. Tai yra 2 vidurio puolėjai vienu metu arba 4 mažiukai. Aš manau, kad 2 vidurio puolėjais kaip tik man pasiteisino, žaidžiant 4 mažais, man palyginti neblogai buvo. Žygimantas atrodo psichologiškai sutvirtėjo po žvaigždžių dienos, ar ne? Nes šiandien buvo tas vienas lyderių komandos. Aš jam ir paskutinės varžybas, kai su Baldai sakiau. Išmė 4 tritaškius, pataikė 2, sakau, tu išmės 8, pataikė 4, tai bus labai geras rezultatas. Jis klausė, šiandien išmėtė 9, pataikė 5. Kai jis tik mestų, jis turėtų tokį pasitikėjimą, aš manau, kad po žvaigždžių dienos jisai taip ir stengsis daryti. Treneri, baigėsi Juventus komandai Baltijos lyga, debiutinis sezonas elito divizione. Kaip vertintumėt visą tą sezoną? 9 pergalės, 11 pralaimėjimų, 6, 7, 8 vietas, ko gero. Aš galiu pasakyti, mes galėjom paimti dar porą gerų pergalių, kurias tikrai nepavyko paimti ir aš skaitau, būtų buvo visai neblogas sezonas. Kalbant apie dalyvavimą Baltijos lygoje, davė naudos tas elito divizionas komandai Juventus konkrečiai? Aš manau, kad Juventus tikrai davė naudos, vis dėlto žaidėm tikrai su gerom komandom ir su įvairiom, ir su Estais, ir su Latviais, ir dabar su Rusais, taip kad aš manau, kad davė.